Kalbos tai tiltas, ne barjeras. Tad kalbėkime ir galbūt būsime išklausyti, išgirsti ir suprasti visų istoriją. Vieną dieną laimingas, savo vietą atradęs, jautiesi ypatingas. Kitą suprast negaliu, kas daros po velnių. Ir kodėl visos tas mintis sukas ir sukas giliai galvoje? Kodėl visos tas širdis skyla, byra naktyje? Jaučiu, kad po šiandien nieko aš nejausiu. Tyla, tik tyla. Tyliai aš iššauksiu tą, kurios aš niekad nemačiau. Sapnavau, svajojau, bet nemačiau. Ta, kurios nėra. Ir tikriausiai niekada nebus. Jos vardas laimė, skaisti lyg vasaros aušra, gili lyg nakties tamsa. Ir tuo pačiu be galo paprasta. Blogiausia, kad į mano širdyje, ne plaučiuose, ne galvoje, iškverčiau, pamiršiau ir nebejaučiau. Bet per sunku, paprasčiausiai per sunku. Ir aš tą supratau jau tada, kai išėjau ieškoti tai, ko visai nėra. Nėra, nebuvo ir nebus. Tas, kad ten pastatė, būtinai nugrius. Vėl bekalbėjus apie gintarinę pilį, kurios paskirtis buvo tyliai sunykti. Kažkas sakė, kad ten meilė gyvena, atseit amžinybės paslaptis rusena. Bet to nieks nebesužinos, tu kas nusivylė, jau nieks nebepaguos. Pilis sugriuvo, per trapi ji buvo, o kartu su ja ir širdis mano.